rankas yra prikišusi Rusijos karinė žvalgyba, GRU, kad iš visų 3 Rusijoje esančių žvalgybų labiausiai specializuojasi kibernetiniuose nusikaltimuose. Mes turim pagrindinį įtariamą, tai Rusijos karinė žvalgyba. Šitą sakau drąsiai ir atvirai. Kodėl? Pirmiausia, ne tik dėl to, kad turiu savo šaltinių, bet ir dėl to, kad visa logika yra labai palanki tokiai versijai. Dabar turim buvusį Seimo narį, kuris dabar yra uždarytas viename Lietuvos kalėjime dėl to, kad jis veikia prieš Lietuvos valstybę. Vienas iš uždavinių jam buvo pateikti Rusijos pusiai mūsų prokurorų ir teisėjų dirbusių sausio 13 byloje asmens duomenis, vietas, kur gyvena, adresus, kontaktus. Ką Rusija gali daryti? Ką GRU gali daryti? Tarkim, tiesiog įdėti savo duombazę ir dirbti su tais duomenimis. Gali pradėti studijimo taktikas, taikyti individualias, kolektyvinės. Gali organizuoti kažkokius siekimo pasiklausimo metodikas. Jie tą tikrai gali ir yra, ne vieną dalyką yra padarę ir bandė padaryti Lietuvą. Blogojo scenarijos atveju. Būtent šitie žmonės būtų pagrindiniai pirminiai taikiniai, nes jie iškart juos išvedus iš rikiuotės, akivaizdu, kad visa valstybės krizės valdymo ir pasipriešinimo struktūra, jinai komplikuojasi.